ar mes kiekvienas galime išgyventi hipnozę? Sakau taip, nes mes joje būname mažiausiai bent 2 kartus paroje. Tai yra užmiegant ir prabundant, nes miegas yra gili transo būsena. Pavyzdžiui, klausant muzikos ar žiūrint filmą, mes kartais pajaučiame, kad nematėme ar negirdėjome kažkokio tai epizodo, nes buvome nevalingoje transo būsenoje. Hipnoterapija yra valinga, iš valingo noro savo padėti. Ir žmogus ateina į ją norėdamas išsivaduoti iš jį nuolat atakuojančių blogų jausmų ar iškylančių reakcijų. Kiek jis gali giliai įeiti į transo būseną, priklauso, yra labai individualu. Ir dalinai tai priklauso nuo noro savo padėti ir motyvacijos, nuo gebėjimo sutelkti dėmesį į norimą spręsti dalyką, tikslą ir taip pat nuo vedančiojo patirties, nes tai yra 2 žmonių procesas. Kartais šiam procesui reikia laiko ir pastangų, bet jis visad veda į pokyčius.